Sveiki visi studentai ir ne tik. Šiandien norim jums pristatyti mūsų naują akademinio sąžiningumo projektą Naudok savo žinias. Šio projekto prasmė yra skatinti mokinius ir studentus sąžiningai atlikinėti savo akademinę veiklą. Ir kad mums padėtų šią žinią skleisti, mes kreipsimės į Klaipėdos žymius asmenys. Ir šiandieną pradėsime nuo gerbiamo Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko. Ką galite papasakoti apie savo studijavimo laikus, kaip atsimenate juos? Na, reikėtų matyti pasakyti, kad studijavimą visada derinau su studentavimu. Ir aš manau, kad visavertis studijų procesas yra tada, kada tu be abejo išskirtinį dėmesį skiri studijoms, tobulėjimui, žinių kaupimui, bet lygiai taip pat negalima visiškai pamiršti, kad studentas tai yra žmogus, tai yra jaunas žmogus su polėkiu, su energija ir ją išnaudoti arba rasti jai, sakykime, įsiliejimo galimybę ir studentavimą, taip pat yra labai svarbu. Esminis dalykas, ko gero, kaip ir visada gyvenime, yra balansas, radimas, kaip subalansuoti tas dvi tokias sritis, du tokius kelius, tačiau aš manau, tai yra visiškai įmanoma ir aš tą savo gyvenime tikrai stengiausi daryti. Ir studijų metai, tai giliu mano įsitikinimų patys tai tokie labiausiai žmogaus gyvenime įsimintini metai, nes tada tu jau esi sąmoningas žmogus, pasirinkęs savo gyvenimo kelią, apsisprendęs, kuo tu būsi ir kaip tu to sieksi. Tai tą matyti labai gerai fiksuoja žmogaus sąmonė, prisiminimai ir studijavimo metai, studijų metai, studentavimo laikas. Dažniausiai kiekvieno žmogaus atmintyje palieka vieną pačių ryškiausių pėdsakų. Gal galėtumėt pasakyti, ką jūs manote apie šiuolaikinių studentų gyvenimą ir jų mokymosi sąlygas? Kas skiriasi nuo seniau gal? Šiaip aš visada stengiuosi vengti to tokio lyginimą, kaip buvo seniau, oi kaip mes studijavom, oi kaip mes ten mokėmės ir kaip tai yra daroma dabar. Aš manau, kad kiekvienos kartos studentija turi savus iššūkius, savas vertybės ir savo gyvenimo ritmą bei tempą. Tai čia, ko gero, yra elementari gyvenimo logika, gyvenimo dėsnis. Tai jeigu lyginti be abejo studijas, kurias išgyvenau aš arba kai studijavau aš ir tarkim tas pačias studijas dabar studijuojančius studentus, be jokios abejonės didžiulė įtaka yra tų informacinių technologijų, galimybės gauti informaciją pačiu greičiausiu būdu, pačia didžiausia apimtimi. Viena vertus, tai aišku, reikėtų pripažinti, kad ko gero šiandieninis studentas yra gerokai daugiau matantis, žinantis, gaunantis informacijos. Kita vertus, nelabai nesinorėtų lyginti, bet anksčiau tą studentui tekdavo kompensuoti savo paties ieškojimais, atradimais, praradimais, gebėjimais rasti tiesą ar informaciją ten, kurios nėra padėta, nebuvo interneto tais laikais. Tačiau aš manau, kad vis tik tais yra tų metų studentai ir dabar, jie visada vis tiek yra ta aktyvioji visuomenės dalis, tai yra iniciatyvioji visuomenės dalis, tai yra žaismingiausia, išradingiausia, šarmingiausia visuomenės dalis. Ir čia ko gero užkoduota pačiame amžiuje ir žmogaus vertybėse, pasirinkimo, studijavimo. Aš manau liudija, kad žmogus žino, ko jisai siekia, žino, ko jisai nori būti, kaip aš jau minėjau. Ir sąmoningai pasirinkęs tą kelią, natūralu, jisai kaip ir save pasmerkia gerai to žodžio prasme būti studentu ir išlikti jo visam gyvenimui. Šiaip aš manau, kad tos daugelis studentų vertybių jos svarbus žmogui nepriklausomai nuo to, kokiais amžius ir kokiais postai užima. Kokia jūsų nuomonė būtų apie nusirašinėjimą, plagijavimą, tų tradicinių paraštukių rašymą? Kaip pačiam sekėsi? Klausimas toks gana komplikuotas. Jeigu kalbėti apie studijas manasias, tai aš mokiausi meninėse studijose, mokiausi atlikėjo profesijose ir siekiau tos karjeros. Tai ten tokio nusirašinėjimo matyti nelabai ir įmanoma, nes tu vis tiek ten ieškai savojo kelio, savos raiškos būdų. Ir ten vėlgi, ar tai vadinti nusirašinėjimu, jeigu tu klausėsi, tarkim, pačių žymiausių pasaulio atlikėjų, bandydamas nusukopijuoti kažkieno kitas žinias arba kitų paruoštus darbus, sukurtus ten diplominius ar kursinius darbus, jis pirmiausia apjaugia pats save. Nes dabar šiais laikais, skirtingai negu tai būdavo anksčiau, lemia ne diplomo spalva
netgi ne visiškai lemia mokymo įstaigos arba instituto, kurį tu baigei pavadinimas, lemia netgi ne tavo pavardė, lemia žinias, kurias tu turi, gebėjimas tų žinių pritaikymui konkrečiame darbe. Tai gali tu išvargti, gali dalelę, ta prasme, tą diplomą nusikopijuoti kitų pagalbą, gerąją žodžių prasme nusikopijuoti, arba jį susikurti, arba jį gauti rankas kažkur, kažką nusirašęs, nusiklausęs, nepadaręs to, ką reikia tau daryti, bet gyvenimas tiesiog užduos kažkada tau tą klausimą, kuriam tu nebūsi pasiruošęs, ir tada diplomą nekištelėsi, o žinių neturėsi. Ir tada jau skambinti draugui, nuo kurio nusirašai prieš kokį 10-15 metų, turbūt nebus kaip. Taip, kad giliu mano įsitikinimų suvokimas, kad žinios, kurias tu pats suvoki, žinios, kurias tu pats įgyji, kompetencija, kurią tu įgyji studijuodamas, tai yra raktas tavo rankose tavo paties ateitį. Tai jeigu tu bandai ieškoti visrakčio, su kuriuo atrakintum visas duris, ne visiškai legaliai, aš manau, kad vienu ar kitu metu tu užsirausi, liaudiškai tariant, kažkokių kietų plieninių durų, tada teks apsisukus grįžti atgal. O gyvenime prarastas laikas tai yra patys didžiausi praradimai. O kaip Jūs manote, ar darbdavys pastebi tokį žmogų, kuris studijų metu buvo nesąžiningas? Na, aš iš dalies jau atsakiau tą prieš tai. Taip. Matyt, darbdavys, galima kalbėti apie tai, sakykime, žvelgiant į perspektyvą, jeigu tu nesi pats savo darbdaviu. Be jokios abejonės, jisai, sakykime, reikalaudamas tos kompetencijos, kuriai jis tave samdė, ir jeigu tu jos neparodai, jam kils klausimas. Visų pirma, arba tu žinai ir nerodai, slepi, neaišku dėl kokių tikslų. Kitas, diplomas, kurį tu padėjai ant stalo ateidamas pas jį dirbti, neatspindi tavo tikrųjų žinių, tavo tikrosios kompetencijos. Reiškia natūralu, arba tu jį, atsiprašau, nusipirkai, arba jį kas nors to, kaip sakykime, padarė, arba tu, kaip ir sakau, tokiais apgaulės būdais, arba ne visiškai sąžiningais būdais gavai diplomą, bet negavai kompetencijos. Tai aš jeigu jau taip kalbėti visiškai atvirai, sakyčiau, geriau kompetencija be diplomo, negu diplomas be kompetencijos. Gyvenime vis tik tais kompetencija atveria visas duris. Tai neliptumėt laivą, kurio kapitonas nemoka jūrlapio, turbūt. Pajaustumėte šitai pasiklydę jūroje. Ar jūs eitumėte pas santechniką, kad jis ištrauktų jums dantį? Tikriausiai ne. Tai lygiai tas pats, kad arba sėstumėte lėktuvą, jeigu žinotumėt, kad pilotas šiandien susirgo, o prie šturvalo sės koks nors, sakykime, sniego valytuvo, kuris valo oro uosto kelius vairuotojus. Vargu bau jūs sėstumėte, jeigu jūs tą žinotumėte. Ir nežinau, kiek laimingas jaustumėte sužinojęs tą jau skrydžio metu. Aišku, galbūt tai įkvėptų, kad jeigu gebėjai pakilti, galbūt gebės ir nusileisti daug dėlių. Bet kad tai nesuteiks jums ramybės skrydžio metu arba, sakykime, išplaukus į jūrą, kada kapitonas tampa ne tik laivo vadu, bet kažkuria prasme kai kuriuose situacijoje vos ne dievu, kuris priima sprendimus, kurie gali nulemti tavo gyvenimą. Tai va tada tais akimirksniais arba tais gyvenimo etapais ir iškyla tavo žinių, tavo gebėjimų, tavo kompetencijos, galų gale tavo padarumo ir sąžiningumo klausimus. O dabar taip jau nukrypsim nuo temos, kadangi aplankote mūsų aukštąją mokyklą ir turim tokį klausimą, koks jūsų įspūdis yra apie mūsų būsimus jūreivius, kaip mechanikus, kaip čia toliau, uosto specialistus, kokia jūsų būtų nuomonė, gal teko susidurti? Na, kokie bus specialistai, ar tai mechanikai, ar tai, sakykime, šturmanai, ar laivavedžiai, ar locmanai, ar kas tokie, matyt, parodys gyvenimas. Dabar galima tik tai, sakyti, dalintis įspūdžių apie studentus, kurie siekia jais tapti šitų specialybių išvardintų žmonėmis. Na, aš sakyčiau, galbūt taip, šiek tiek gal ir patosiškai su patosu, galbūt šiek tiek garsiai, bet drąsiai vardinčiau Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą kaip kalvę, kurioje yra kalama Lietuvos jūrinės valstybės ateitis. Ir va šitoje vietoje atsakomybė ant studentų pečių, ant kursantų pečių, kuri gula ant jūsų pečių, ant jūsų kolegų pečių, yra tikrai gerokai didesnė negu bet kurios kitos aukštosios mokyklos Lietuvoje. Nes vadindami save jūrinę valstybę, ko gero būtumėme visiškai neteisūs, jeigu nekreiptumėme dėmesio į tuos, kas tai jūrinė valstybė kurs, atstovaus, kas tiesiogiai stovės prie jūrinės valstybės šturvalo. Ir šituo kontekstu norėčiau galbūt akcentuoti, kad
jūsų mokyklos kursantams atsakomybė yra ko gero dviguba. Jūsų mokyklos kursantams pasišventimas yra ko gero dvigubai svarbesnis negu bet kuriai kitai profesijai. Ir pasirinkusiems šitą specialybę, ko gero, blaškytis gyvenime jau nebebūtų galima. Ir tai būtų tiesiog neteisinga prieš save, prieš jūrą, prieš Lietuvą jūrinę valstybę. Todėl labai linkiu nepriklausomai nuo to, ar tai bus jūrininkas, ar tai bus mechanikas, ar jisai bus šturmanas, ar kapitonas, ar kapitono padėjėjas. Vis tik tais sąlytyje su jūra, santykyje su jūra, jie visi yra išskirtinę atsakomybę ir išskirtinę pareigą turintys jausti Lietuvos jūrinės valstybės piliečiai. Jūrinės valstybės ambasadoriai pasaulyje Lietuvos. Aš vis tik tais linkiu jums švęsti Kalėdas, švęsite Velykas, švęsite naujosius metus, ar švęsite dar kokį kitą šventę, niekada nepamirškite esą jūrininkai, esą jūros žmonės, kuriems jūra yra didžioji gyvenimo meilė, aišku, po moters meilės. Ir linkėdamas jums linksmų, baltų, šviesių, šiltų, jaukių Kalėdų, linkiu jums kuo tvirčiausios sveikatos, linkiu jums kuo didesnio užsispyrimo ir ryžto siekiant savo tikslų ir niekada nepamiršti džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad esate nuostabaus miesto Klaipėdos ir Lietuvos aukštosios